tardymai. Sveiki, brangiai esantis kartu su Opus 3, su laida Švelnūs tardymai. Čia Richardas, na ir mūsų šiandienos svečias, puikiai jums pažįstamas aktorius, nėra ką ir sakyti. Rolandas Kazlas, labas Rolandai. Labą vakarą. Per pastarąsias savaitės tikriausiai interviu teko dalinti labai daug. Nu taip, va čia kas atsitiko tas gruodžio 11, tai čia galbūt tinkama žinutė į kriminalinę kroniką. Gruodžio 11 dieną, 14 val. Kelios minutės buvo užpultas žurnalistų ir sveikintojų skambučiais, nukentėjęs, patyrė lengvą šoką, bet rimtų sužalojimų nepatyrė. Kažkokios kompensacijos reikalausit, ne? Nu tai jau kompensacija čia turbūt jau į tą premiją. Jau patys. Rolandai, turime gražią žiemą šiais metais po keliurių metų žiemos nebuvimo, įsaugote Molėtuose, ežerų krašte. Aš net nebėjau, kad vasaros buvo fantastiškos su maudynėmis, su žvejybomis, bet visgi kokios būdavo žiemos? Nu, žiemos panašios, kokia ir dabar yra. Nu, senoviška, gera žiema, kaip vaikystėje. Rogutės, ledo ritulys, atminimui ir liko randas barzdoj, kai truputį pažėlė barzda iškart matosi. Tai yra vadinamos kliuškos ar lasdos ledo ritulio. Praslydo. Bandė pakelti kamoliuką ir tiesiai man. Bet aš apsėjau be operacijos, nuėjau namo, pats susiklijavau su pleistru ir kažkaip tai šiaip taip sugijo. Tai žiemas, aš ir džiaugiuosi dabar, žiema aišku, yra žmonių, kuriem tikrai yra sunku ir šalta, bet tokia žiema sveika yra. Ar prisiminimais dažnai keliaujate į tuos laikus Molėtuose, į, nežinau, paauglystę, galbūt netgi vaikystę, mokyklos laikus? Kas, paklausius jūsų apie jaunystę, vaikystę, pirmiausiai iškyla atmintyje? Turbūt pagrindinis kiekvieno žmogaus dalykas ir atspirties taškas yra vaikystė, turbūt iš ten. Iš ten ir dar labiau, turbūt ir dar prieš. Vis tiek kažkokių aplinkybių dėka tau lemta gimti ten ir ne kitur. Tavo tėvai, tai yra tie žmonės, kokie yra, tu jų nepasirenki. Tave formuoja ta aplinka kažkokia tai. Turbūt, patį didžiausią turtą ir gavau Molėtuose. Buvau svajoklis, toks mėgdavau vienas vaikščioti kažkur pažerėjom, žaisti indėnus. Prisiskaitydavau, dar tais laikais garsus buvo romanas, tas Sugrįžimas pas Dakotus, ten daug 6 dalys. Tiesiog buvau paprastas, galima sakyti, tokio miestelio arba kaimo vaikas. Žaisdavom futbolą. Aišku, labai skiriamės nuo dabartinio jaunimo, kurie mėgsta apsėdėti vaikų darželiuose, supasi supinės ir niekaip neapsisprendžia, ką daryti, ar eiti pas panas, ar dar pažaisti. O mes žaisdavom su kamoliu, futbolas, krepšinis, iki tol, kol matydavosi kamuolys galbūt. Po futbolo, po krepšinio neišvengiamai turėjo atsirasti ir panas? Ne, žinokit, panas atsirado jau, kai aš atvažiavau į Vilnių. Tada atsirado ir pirmoji cigaretė, galbūt ir pirmoji taurelė. Šiaip iki 18 metų buvau tikrai, galima sakyti, pavyzdingas vaikas. Nes buvau pats mažiausias klasėje. Buvau pats mažiausias. Iš ūgio prasme? Taip, nes kai atvažiavau į stojamuosius, šviesios atminties dėstytoja Dalia Tamulevičiūtė pamatė mane tarp durys, sako, ko nori? Brolio ieškai? Ne, sako, atvažiavau stoti. Jis taip šiaip tvip. Nes aš tikrai atrodžiau, yra nuotraukų ir dar gal net filmuotos medžiagos kažkur archyvose, atrodžiau kaip 12, gal 13 metų vaikas. O jau subrendau tiesiog 1., 2 kurse. Ar galite papasakoti tą istoriją, kai jums tikriausiai 18 metų ir prieš pasukant to tokio aktorystės keliu, ar prieš pirmąjį egzaminą, galbūt aš ne viską tiksliai pamenu, bet buvo dvejonių, buvote vos neapsisukęs ir keliavote įstoti, kad grįžtat vėl į Molėtus. Tikrai aš negaliu pasakyti, tai yra 100% galiu pasakyti, kad tikrai profesija pasirinko mane, ne aš pasirinkau. Aš visai net negalvoju apie šitos dalykus, apie teatrą, apie aktoriaus profesiją. Bėgiojau truputį mokykloje, sportavau, gal ruošiausi fizinį geografiją, pedagoginį ir kažkaip tai netyčia rankose pasitaikė laikraštis ir ten buvo parašyta Valstybinė konservatorija, renka dramos aktoriaus kursą, dėstytoja Dalia Tamulevičiūtė. Nieko man nesakė nei ta pavardė. Ir iš vis nustebau, kad yra tokios profesijos dramos aktoriaus. O, pabandžiau laimę, tiesiog nuvažiavau. Prie durų pamačiau berūkantį mano paskui kursioką Evaldą Jarą, ilgais plaukais, tokia barzda apžėlusi, tokie marškiniai flaneliniai. Ir galvoju, narkomanas čia, Vilnietis, čia nėra ką man čia veikti. Važiuosiu aš namo. Ir gal paėjau kokią 100-150 metrų, kaip dabar prisimenu, prie saugumo kažkur tai rūmų, kažkoks vidinis balsas, stok, grįžk atgal, tu turi grįžti. Dabar arba niekada. Ir kažkaip grįžau,
prisistačiau, bandžiau pasakyti, čia kiaulė ir ąžuolas, apsikeulinau, šiek tiek pamiršau pabaigą, bet Tamulevičiūtė kažkaip akis likti ir nušvyto, ir jinai pakvietė, čia buvo konsultacija, paskui pakvietė į pirmą turą, antram turė jau pradėjo klausinėti, ar aš turiu giminių, ar pažįstamų Vilniui, tai aš supratau, kad aš liktai ir galiu įstoti, ir kažkaip lengvai įstojau, o paskui, kai įstojau jau savaime, prasidėjo mokslai, specialybės, užsiėmimai ir baigėsi diplominiais spektakliais. Ar tiesa, kad studijuojant aktorystę, laikas ir tas paskaitų laikas, tarytum jis yra toksai neapibrieštas, jeigu, studijuojant kitokius dalykus, yra aišku, kad paskaitos bus nuo tiek ir nuo tiek, bet aktorystės profesija šiuo atveju reikalauja, gerokai didesnio tokio atsidavimo. Tai kaip ir konservatorijos laikais, taip ir dabar. Praktiškai ir pagrindinis dalykas tai, kuo tu esi apsėstas galbūt. Mes ir tada repetuodavom, ir Dostojevskį, ir Čechovą, ir Granauską, ir dabar viskas iš naujo. Kiekvienas naujas darbas, tu esi vis laik mokinys. Ir man atrodo, kad čia yra esmė, iš esmės, kad tuo tu būsi geresnis savo srities kažkoks specialistas, kuo tu būsi geresnis mokinys. Kuo tu sugebėsi labiau save mokytis, matyti aplinką, paimti tai, kas yra geriausiai, pritaikyti tai. Tai va, o studijavimo laikai, aišku, buvo smagus, daug praleistų paskaitų, aišku. Kartais vietoj paskaitos nueidom į Tauro ragą, bet kam nėra, to nėra buvę. Aha. Jūs užsiminėte apie aplinkos stebėjimą. Kartą aš jūs mačiau, įlipote į troleibusą, atsisėdote ir tarytum žvalgytis į žmonės. Aš turiu automobilį. Turite automobilį. Jau prieš keliarius metus nepasakysiu net kurio maršruto ir kiek stotelę važiavot. Bet man kažkaip susidarė įspūdis, kad jūs žiūrite tarytum į žmonės ir tarytum jūs stebite ir pagalvojau, galbūt jūs taip ruošitės tam tikriems vaidmenims. Čia yra virtuvė, aš nežinau, ar čia reikės ją atskleisti, bet tai visą laiką gyveni kažkokį gyvenimą numeris 2. Taip, esi tarp žmonių, suvoki, kur esi, ką darai, bet tuo pat metu visada 24 valandas į parą vis tiek esi dar gyveni ir kažkokį intensyvų kūrybinį gyvenimą. Taip, ar tai būtum troleibuse, ar kaviniai, kartais save pagaunu, kartais net apsidairau, kad ar niekas nematė, nes, kartais surepetuoju kokią nors vietą, repetuojamą spektaklio, ar... Rimtai būna taip? Taip, ar pasibandai kokią eiseną, arba šiaip reakciją. Galvoju, jeigu kas nors dabar mane matė, tai... Gal ir diagnozę kokį pripaišyti. Taip, kaip kitaip. Pamatai daug įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kad ir dabar, juk, tas sakau, kūrybos procesas nesibaigia niekad. Save pagavau prieš važiuojant pas jūs, į radijo stotį, ir su žmona įvyko toks dialogas. Tai tarsi į spektaklio, galima būtų pjesę rašyti. Žmona buvo vienam kambarį, aš kitam. Jinai sako, Rolandai, aš sakau, taip, dar esi? Sakau, esu. Kiek valandų? 5:30. Tai toks ir dialogas, netgi sakyčiau, filosofinis ir graudus. Noriu šiek tiek su jumis apie gamtą. Jūsų paties žodžiai, pasituosiu, ir iš to ir kyla klausimas. Mano žodžiai negąsdina. Ką jums reiškia žodžiai? Meilė, švelnumas, žolė? Čia jūs ištraukėte iš vieno interviu. Aš čia kalbėjau apie tai, kad mes daug žinome apie karvedžius, apie visokias pergalės, istorinius kažkokius tai įvykius, o kas buvo tie žmonės, kurie iš lūpų lūpas perduodavo tas galbūt, nežinau, prasmes, prisirišimas, meilė, švelnumas, draugystė. Gal tai yra ne vien tik tai žodžiai, gal tai yra šis tas daugiau, gal tai tie dalykai, ant kurio ir laikosi pasaulis, turbūt taip. Mes daug žinom apie Hitlerį, Staliną, Napoleoną, apie Einšteiną, apie Sacharovą, apie ten Mozartą, Bethoveną, bet čia prie tos progos, pasakyti, jeigu jungiant su visais apdovanojimais, niekas taip nenusipelno nacionalinės premijos, kaip paprastas žmogus, gyvenantis iš minimumo, kuris stengiasi išgyventi, auklėti, mokyti vaikus, stengiasi nedegraduoti, neprasigerti, nepalikti Lietuvos. Šitas žmogus tikrai vertas ir paminklo, ir nacionalinės premijos. O tokių žmonių dar yra, ir ačiū Dievui yra. Jie meluoja, jisai tiki, jisai balsuoja ir vis laik nepataiko. Tai aš galbūt, čia ir būtų atsakymas į tą jūsų klausimą, kad yra gražių dalykų dar gyvenime. Yra, bet jie yra sparčiai naikinami, nyksta, bet kol bus dar tokių dorų, paprastų ir žodžių, ir būsenų,
pareigos jausmo, atsakomybės, doro darbo, kilnumo, jautrumo. Tai dar gal duos Dievas, pasaulio pabaiga dar neteis greitai. Ar įmanoma pataikyti balsuojant? Sako, šiais laikais nesvarbu, už ką tu balsuoji. Viskas ten taip susimakaluoja, kad laimė tie visada, kuriem reikia laimėti tuo metu. Pats žaviausias dalykas yra tas paprastas žmogus, ar ne? Na, galų galia kiekvienam žmogui gyventi pagal tas sąžinės principus yra taip gera, ar ne? Kodėlgi negali atsirasti žmonių, kurie tenai, būdami aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, pabandytų vadovautis tik sąžinė, o ne kažkokiais interesais? Aš net manau, kad ne viskas priklauso nuo tų, kurie yra valdžioje. Jie irgi labai yra priklausomi. Ir yra labai menki, iš esmės. Čia galbūt reikia, kaip sakyti, labai naiviam, kad viena ar kita persona, ar viena kita pavardė čia kalta dėl kažko, tai ar išgelbės valstybę, ar ten. Taip, yra stiprių asmenybių, reikia jų, bet vis tik tai man atrodo, kad pasaulis yra didelis lėlės teatras. Ir tie, kurie valdo, visada lieka šešėlėje, užkuliuosiuose. O mes esam ir tie lėlės, ir žiūrovai, kurie patys savo paplojam ir patys pavaidinam. Čia dėja, man atrodo, tokia, nežinau, nei juoktis, nei verkti. Bet tiesos galbūt tame ir aš vis, kuo labiau gyvenu, tai tuo labiau įsitikinu, kad vis tik tai nėra nevaldomų dalykų. Yra vis tik tai kažkokia tai žmonių grupė ar jėga, šaltas, piktas protas, kurie apsiskelbė dievais žemė ir jie veda mus. Kartais būtų galima pasijus kaip kokiam paukščių kombinato gyventojui, kurio gyvenimas jau yra nulemtas. Bet vis tik tai, jeigu tu nors vidiniai kažkiek priešinėsi, suvoki, kad yra ir kitų dalykų dar. Man atrodo, vis tik tai gyvenimą reiktų žiūrėti kaip į pasaką šiek tiek. Kad vis tik tai gėris laimi ir gėris nugalės. Galbūt ne viskas matoma dabar ir čia. Galbūt tas blogis yra toksai pagaulesnis, jis labiau matomas, jis stipresnis. Bet vis tiek, kaip sakė poetas Šimkus, gamta kažkuo atlygins. Ir kartais nežinai, kas tavim vyksta, kodėl vienam kažkaip tai po kiek kitas gimsta su kažkokiu prakeiksmu, o kitam kažkas tai liktai ir padeda iš anksčiau turbūt. Nežinau, taip kad, man atrodo, visa, kas gera, neprapuola, tiesiog reikia būti stipriam, nebūtinai pasikliauti tuo, ką mums bruka žiniasklaida, ką rašo, ką kalba, ką bando mums įteikti. Reikia turėti ir savo galvą, stengtis domėtis, tada būsi stipresnis. Kad ir kaip mes begyventume, bet mes gauname daugybę kitų žmonių nuomonių. Kad ir kas tai bebūtų, ar perskaityta knyga, ar galų gale dabar mes klausomės jūsų minčių, ar ne? Kaip jūs galvojate, kada žmogus prabyla savo kalbą, savo mintimis? Tai geras klausimas. Turbūt, kad kai kas mėgsta sakyti, aš mėgstu būti savimi, aš noriu būti savimi, bet nežinau, dar savimi turbūt reikia tapti. Savimi reikia tapti ir kažkada su režisierium Nekrošium kalbėjom panašią temą, tai sakė vyras, maždaug nuo 35 metų. Taip jau pradeda suvokti save, savo vietą, ar kažkokios atsiranda pažiūros. Pagal senovės kiniečius, sako, iki 40 metų reikia kaupti jėgas, iki 50 jau turi nusistovėti. Kažkaip tos drumzlės turi nusėsti. Nežinau, turbūt kiekvienas anksčiau ar vėliau tą brandą pasiekia. Kiekvienam labai individualiai, kitas gali per naktį arba per kokį nors įvykį suvokti daug daugiau, negu nepasisekė suvokti per 50 ar 40 metų. Kiekvienam yra savas kelias, o pagal save aš irgi galiu sakyti, kad praktiškai iki 40 metų buvo kažkoks tai, dabar man šiemet, tai yra pernai sukako 40, jau galiu suprasti, kad pasirodė pirmieji daigai tikrojo manęs tokio pat, kaip aš noriu mąstyti, kažkokia atsiranda vidinė laisvė ar drąsa, ar kažkokia nuomonė jau šiokia tokia, nors gyvenimas toks yra įvairus, kad ką tu vieną dieną teigėjai, ką vieną dieną atrodė, kad tai yra juoda, pasirodo visai atvirkščiai. Ir kaip sakė poetas Kajokas, ko tik tai gyvenime žmogus nesiprišnekėjęs. Dėl to gal ir... Taip, kad reikia būti gyvam tiesiog. Reikia nuolat tikrinti savo nuostatas, neužrambėti, kažkur tai nesustingti, judėti, stengtis išlaikyti tą gyvybę, kažkaip bėgti galbūt kartu su upė, ar kaip sakyti, nežinau. Daugelis atsakymų irgi keičiasi ir klausimai keičiasi. Ir tu keitiesi pats. Tu
tuo įdomiau. Dar vieną labai gražią citatą jūsų radau viename interviu. Jeigu prieitų žmogelis ir pasakytų tiesiai šviesiai, duokit, prašau, 2 litus, labai negera. Duočiau ir nepriekaištaučiau. Jeigu jau taip atsitiko ir žmogus prašo tiek nedaug, galbūt kadaise iš jo buvo daug atimta. Klausimas, kuris seka iš to, aplink mūsų yra iš tikrųjų daug žmonių, kuriems trūksta ir šilto rūbo, ir būsto, ir maisto. Ir visgi, kaip jūs, Rolandai, galvojate, ar žmogus pats kuriasi savo likimą, ar visgi yra tokių aplinkybių, po kurių nebeatsikeliama? Ir taip ir ne, turbūt. Žmogus gali pats labai daug, bet yra turbūt didelė ir tamsos dalis, kuri mums nežinoma ir kuri kažkuria prasme galbūt ir kreipia kartais. Tu pats, kaip fizinis kūnas, dar nesi tu pats. Tave dar kūrė daugybė ir žmonių, ir pažįstamų, ir laikas, ir vieta, ir dar daugelis nežinomų dalykų. Tai sako, tuo daiktas įdomesnis tuo, ko jame yra daugiau nepažinumo, tamsos. Todėl, kad aš manau, kad ir žmogus ir pats gali būti, o jeigu viską suversti vien tik tai likimui, tai tada aš nežinau, tada nelieka vietos tobulėjimui, valiai, kažkokiai pastangai. Ir taip ir ne, man atrodo, palikim tai 50-50, aš galvoju, kad dėl daugelių dalykų ištikusi žmonės kalti ir kai kada patys, būna, kaip sako, yra auka kartais pati kalta, kažkurio procentų dalim, bet yra ir kartais yra tokių dalykų, kur žmonės linkia pavadinti likimu ar kažkokią bausmę. O gal tik tai po laiko kartais suvoki, kad tuo metu suvoki, kad čia yra blogai, o po kiek laiko galvoji, gal taip turėjo atsitikti, reikėjo, kad taip atsitiktų, nes paskui tapo gerai, ar kažkaip taip panašiai. O tie, kuriems negera šiek tiek, tai kągi, kai mano tėvas amžinatelis sakydavo, jeigu negeri neriuko, tai švansas nežmogus. Galbūt tie iš tikrųjų, taip. Tie, kas mėgsta išgerti, gal slepia didelį jautrumą, gal jiems šiek tiek slopinu, kažkaip amortizuoja tą, gal jiems lengviau ištverti tą visą tą presą. Todėl kartais kam nors žmogeliui tas bokalas gal yra didelė šventė tiesiog. Atsisėsti, pabūti su tuo bokalu kaip su bendraminčiu, iš tikrųjų yra tokių žmonių. Ir gal net pažįstama ir man pačiam būsena. Kartais kaip ir tam eilėraštį Strielkūno cigaretė. Naktį vaikšto, atsispindi vandenį. Kai kam ir ta cigaretė, maža paprasta cigaretė, deganti, yra maža šventė ir išsigelbėjimas. O jūsų paties santykis su alkoholiu, ar yra buvę kažkokio tokio, jau klaidinančio santykio per nelik? Tai čia kaip ir visiems, visa, kas gražiausia ir baisiausia yra susijęs su alkoholiu. Iš esmės aš galiu pasakyti dabar, kad aš visai nevartoju ir man nereikia. Tai čia galbūt pratęsiant tą temą apie tą brandą, galbūt ar kaip. Atėjo toks gyvenimo momentas, kai pradėjo nebepatikti nei būsena išgėrus, nors truputį, jo labiau tos pagerios vadinamos. Pradėjo tokie klausimai kankinti, ką man to reikia. Jo labiau kuriant kažką tai, šito dopingo tikrai nereikia. Nieko nesi geras sutvėręs, nei kokio eilėraščio parašęs, nei ką nors sugalvojęs girta galva. Čia tą, man atrodo, patvirtinti gali daugelis ir rašytojų, ir poetų, ir aktorių, ir režisierių. Gal kai kam, aš nežinau. Bet šiaip iš esmės, tai buvo toks etapas, kai atsisveikinom. Atsisveikinom ir tikrai nesinori. Vieną kitą cigaretę kartais norisi užtraukti. Tiesiog, nes kažkaip kampaniją galbūt palaikyti, ar šiaip kartais būna. Teatre būna, kai pradedi ką nors repetuoti arba kažkaip užsikuri, tada sakai, duok vieną cigaretę. Cigarkų. Tai, kaip sakyt, galbūt labiau tas procesas ar tas dūmelis kažkaip turi tokios, nežinau, poezijos. Bet taip, kadangi daug bėgioju, tai daug rūkyti ir daug bėgioti neišeina. Apie bėgiojimą mes būtinai pasikalbėsime, tai dar viena didelė jūsų gyvenimo dalis, bet žinau, kad turite kūrinį tinkantį mūsų šiai temai. Taip, galbūt kas nors dar švenčia naujus metus, yra linksmoji kompanija, ar šiaip galbūt kam nors liūdna, tai mes su Richardu siunčiam visiems Tomo Veico dainą Labanakt Irena. Good night, Irene.
susijęs. Rolandai, kokios emocijos sukyla girdint šitą kūrinį, kaip čia manot? Labai geros. Tikiuosi visos sirenos, kurios mėgojo pabudo. O taip sakant, iš Tom Waitso tembro galima spręsti, kad jau balevojama yra jau nuo kalėdų, mažiausiai gal ir anksčiau. Ten ir draugai vienas kitas dar pritarė. Bet jau stipriai praratėjusios gretos. Kai kurie ant stalo, kai kurie po stalu, bet labai teatrališkas Tom Waitsas, sakau, man tai jo tas dainavimas primena tiesiog kaip Liuciferis patautų savo apleistam name. Velnio tokia, velnio šventė, vienišo velnio šventė. Aš primenu, šiandien Rolandas Kazlas švelniuose tardymuose ir aišku Opus 3 eteryje. O jūs šiandien pas mus ar ne? Aš beje nelabai susikaupsiu. Aha, galbūt aš. Jūs, ne? Gerai. Tai ką jums reiškia skaičiai 42,195? 42. Nu, čia tokia šiokia suma yra. Nežinau, ar didelė, ar maža. Jeigu pinigais, tai tokia tai vidutinė. Jeigu kilometrais, tai... Susidaro kažkas. Kilometrais nemaža. Tai yra maratonas. Neslėpsim. Nuodėmingas, taip, nuodėmingas. Kaip jis atsirado jūsų gyvenime? Na tai va, kaip sakant, mečiau gerti. Nežinau, pirmiausia, norėjau mest rūkyt labai. Berepetuojant va tos pačius demonus, prakalbam Waitso, tai berepetuojant demonus, apsistuosius kipšus, 2004-2005 metais kažkaip tai taip pajutau, kad labai daug rūkau. Nu ir kažkaip tai atėjo taip noras mest rūkyt ir pradėjau po truputį judėti, po 10 minučių, po 12. Nu ir tas išaugo kažkaip tai rimtą bėgiojimą. Ir vat jau praeitą rudenį buvo įveiktas 5. maratonas. Ne tai, kad įveiktas, jau dabar jau kaunas ir su laiku. Su laiku. Dalyvauju varžybose Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Turiu daug draugų bendraminčių. Tai yra ne bendraminčių, gal, tai bendraminčių, bendrakojų. Ruošiuosi maratonams, bėgioju 6 kartus per savaitę. Bet aš jau gal per daug čia šneku, jau paskui pasidarys neįdomu. Visai nieko, žinokit, 42,195. Tai jūs bandėte bėgti daugiau kartų, ar būtent iš 5 bandymų 5 ir pavyko? Galiu pasigirti, dar nesu nusiėmęs nuo distancijos, tai esu pabaigęs visas distancijas, ar būtų trumpesnė, ar ilgesnė, o jau maratono kažkaip tai nepabaigti, nežinau, galbūt kažkas yra nepabaigęs, bet kaip mėgėjui, man atrodo, reikia pabaigti vis tiek, bent jau sužinot, kas tai yra. Pats sunkiausias, aišku, buvo pirmas, kai aš nežinau, kas tai yra. Buvo 30 laipsnių karščio Potsdame. Nei debesėlio, saulė kepino. Nu ir kažkaip tai pusiau eidamas, pusiau bėgdamas, vis tik tai pasiekiau finišą, visai netokiu ir blogu laiku, greičiau ne per 4 valandas, bet štai jau Varšuvai paskutinis maratonas buvo 3 valandos 4 minutės ir vis tik tai dar nenustoju vilties, kad mano svajonė yra bėgti greičiau negu per 3 valandas ir tą bandysiu padaryti. Bandysiu, nežinau kaip seksis, nes maratonas yra labai klastinga distancija, reikalaujantį tikrai rimto pasirašymo. Jeigu aš bimbinėsiu sausį, vasarį, kovą ir kaip Tom Waitsas balevosiu, tai tikrai nieko nebus. Bet yra tokių planų balandžio mėnesį per Velykas pavažiuoti Lenkiją, kur ir vyksta Lenkijos maratono čempionatas tokia mieste, Debnu. Jeigu niekas nepasikeis, jeigu aš pasiruošiu, tada bandysim. O tiesiog reikia pabandyti. Ne šį kartą, tai dar kitągi dar nesu toks kriošina, nes kartais dalyvaujant varžybose Lenkijoje, kur ir Vokietijoje, kad ir Lietuvoje, tai pralenkia, sakysim, garbaus amžiaus žmogus ir tu supranti, kad tu nieko negalėjom padaryti. Bandžiau pusę maratono, tai pusę maratono 21 km Lenkija, bandžiau prisivyti, aš vieną, atrodė, kas čia reiškia, jisai turi sugriūti, čia tuo jau, mano akise. Ir man niekaip nepavyksta, paskui pasižiūriu gimimo datą, o jisaigi 41 gimimo. Čia tas buvo pernai. Tai yra labai stiprių žmonių ir labai, kaip sakyt, fanatikų bėgimų.
tiesiog ir mane tas žavė, kad yra tikrai kova ne tik tarp profesionalų, bet ir tarp mėgėjų. Visi kažkaip tai, visi visus pažįstam, susidaro tokia ir bendruomenė kažkaip, visi žinom vienų kitų rezultatus, kiekvienas kokį lygį yra pasiekęs ir progresą kažkokią, ar į atvirkščią pusę regresą. Tai, kad tiesiog man labai tas hobis, galbūt tai pavadinsim, padeda ir tiesioginiam darbė teatre. Kai visi jau nuleidžia rankas, kai visiems atrodo, jau čia nieko nesigaus, ar tai yra sunku, man kaip tik atsidaro antras kvėpavimas. Taip, kad aš iš maratono daug ko išmokau, tarp kitko. Daug ko išmokau. Nes būna tokių gyvenimų, kaip ir gyvenime panašiai. Sunku, atrodo čia sunku, tau sako, čia tau sunku, tai parodysiu dar, kaip sunkiau būna. Viskas, nebegali, o tu dar bėgi, nebegali, tai tau dabar jau tikrai dasibaigsi, jau viskas. Ir jeigu tu iškenti tą patį tą sunkiausią momentą, o protas vis laik išdavikas, protas visada kužda, sako, baig, tugi pavargai, kam tau reikia, tu ir taip žymybė, ką čia dar bėgi, ką čia dar stengiasi, sustok, dar sulėtink greitį. Yra dar kažkas stipriau už protą, nežinau, kas tai yra, valia, širdis, ar kažkoks tikėjimas. Ir kai tu tą patį dugną taip kažkaip iškenti, tą pačią juodumą pragyveni, ir kažkas liktai taip pat apšnuoja per petį, sako, šaunuolis, tu matai, galvau neiškentiesi, tai prašau tau šiek tiek lengvumo, šiek tiek žalios šviesos. Gal taip ir gyvenime yra, nežinau, panašių dalykų yra. Praėjote jau tą gyvenimišką juodumą? Ne, aš tiesiog, tas maratoninė patirtis, kartais panašiai ir gyvenimiška tokia, kad būna ir gyvenime tokių momentų. Pažiūrėkit, sako, viena ten bėda, ne bėda, ateina kažkoks tai momentas, kiek gali tas tęstis, toks nesėkmių ruožas kažkoks. O tai jį pragyveni ir žiūrėk, tau dovanojimas kažkoks tai kitas, šviesesnis. Tai gyveni ir mokaisi, bėgi irgi mokaisi. Ką jums reiškia Birutės Dambrauskaitės daina Tu patikėki? Graži daina, tu patikėki, taip. Iš esmės, be tikėjimo nieko nebūtų. Nieko nebūtų. Jeigu vaikas netikėtų mama, jeigu aktorius netikėtų to, ką daro, nežinau, tai nieko ir nebūtų. Nebūtų nei spektaklio, nei būtų ir kažkokio tai auklėjimo. Tikėjimas galbūt ir žmogui ir padeda išgyventi. Ne viename interviu esate citavęs filosofą, pasakiusi, po dideliu kuklumu dažnai slypi didžiulis nekuklumas. Ar žinot, koks filosofas čia? Čia piktas filosofas. Koksai? Piktas filosofas. Koks pikčiausias filosofas? Su barza, be abejo. Ne, su dideliais ūsais. Friedrichas Nietzsche yra pasakęs. Yra daug ką gerą pasakęs. Apie ką jums ši konkrečiai frazė primena? O tai ar nėra tiesos? Tai tokių temų pasakymų yra daug. Pavyzdžiui, Moliero yra Tartiufas irgi prisimetęs šventėjimą ir daug. Taip, tyli kiaulė gilę šaknį knysa. Kiekvienam pažįstamas turbūt dalykas, toks dirbtinis kuklumas, nuleistos akis ir ką čia, o planai ar kažkokie tai masteliai būna gana nekuklus, švelniai tariant. Tai kur šioje vietoje dingsta kažkoks... Aš už natūralų kuklumą. Už natūralų kuklumą turbūt, lyginant su kažkuo, tai mes esam tokie menki. Mūsų mintis tokios negilios. Jos ateina iš kažkokio tai turbūt rezervuaro, ar iš kažkokio tai didelio, kaip sakė vienas lietuvių kompozitorius, čia tik tai pakaušio pralaidumo klausimas. Vienam atsimuša į kaukolę ir nuskrenda toliau, kitas galbūt priima, užsirašo. Galbūt tai tiesiog nėra viskas, ką mes daro mūsų vienopelnas. Nėra, kad čia pustis, kad čia aš sugalvojau, čia aš. Kas tu esi aš? Tiesiog darai žmogus, ką gali, kas nuo tavęs priklauso. Įdedi visas jėgas, kaip sakė senovės kiniečiai, stenkėsi iš visų jėgų, o visą kitą palika apvaizdai arba komisijai. Asmeniškas klausimas, ar vis dar rašote dienoraštį, jeigu taip buvo paskutinis įrašas? Aš mėgstu užsirašyti tai, ką aš perskaitau, kokį nors rašytojų mintis, arba kartais gimsta ir pačiam kokį nors nesąmonę užrašau kartais. O tai kas domina, ar mano paties
ar kokį nors... Paskutinis įrašas, kurį galbūt galite... Paskutinis įrašas buvo Thorntono Wilderio, tokia amerikiečių rašytojo mintis, kurią perskaičiau vienam romane. Man jinai patiko, aš ją užsirašiau. Džiaukis gyvenimo, nes lavono būsi labai ilgai. Gerai, o mano mintis, nu savo, aš nežinau, čia ar mano, ar kaip, negyvenkime pagal fonogramą. Negyvenkime, turite muzikos, kuri panašu nebuvo, nėra atliekama pagal fonogramą. Koks antras jūsų atsineštas kūrinys? Chet Bakeris yra toksai, nors aš nemėgstu džiazo šiaip, bet va tokį lengvą Cheto Bakerio atliekamą džiazą mėgstu. Jis ir dainuoja, ir pats groja triubą, taip kad siūlom visus maloniai pasiklausyti. I get along without you very well, of course I do, except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kid the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do, except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. Šiuose tardymuose šiandien Rolandas Kazlas. Tikrai švelniai taip su Cheto Bakeriu mane tardo. Turėsime dar vieną paskutinį jūsų atsineštą dainą, bet jį kiek vėliau. Vėliau. O čia man priminė dabar, perskaičiau, kad vienoje komercinėje televizijoje dabar pašnekovus žavi laidos vedėja tardys vonioj, pilnoj putų. Bus galima su ją kalbėtis vonioj, nuogiems, bet... Nustabu, ko daugiau reikia. Bet dėja, o gal ir gerai, mes esam klasikiniai studijai, paprastoj, tai normalioj radio studijai. Arbatą turėtų būti išpilę. Bala nemačia tų vonių, taip. Klausykite, iš jūsų šitos citatos sekė ir klausimas, vėlgi iš jūsų pačių žodžių. Norėtųsi, kad reklaminėme burbuliavime, šnipštime, putuojame, žmonės išgirstų keletą atvirų tiesių klausimų ir truputį tylos. Šie jūsų žodžiai buvo pasakyti prieš daugmaž 5-6 metus. Po tiek metų, kaip galvojate, dabar tos tylos yra daugiau, tų tiesių klausimų? Ne, man atrodo atvirkščiai daugiau burbuliavimo. Burbuliavimo, šaudimo,
šnekėjimo, mirguliavimo daugiau. Ir nežinau, kur žmogui reikia slėptis. Kaip sakoma, gelbėkitės, kas kaip galit. Stverkite rankas gerą knygą, pasiklausykit Bacho, Mozarto, aš nežinau kas kam, galbūt kitam gamta, kitam žvejyba, kitam galbūt keliavimas kažkoks, bet žmogus kažko tai gyvenime turi tikėti, kažką turėti savo labai brangaus, nežinau. Kiekvienam individualu? Kiekvienam taip savo. Tarp kitko labai nemėgstu tokių, kaip čia, kaip sakyti, niekad nebuvau herojus ir niekad nemėgau visiems teikti kažkokias tai lozungais gyvent, kad gyvenkit taip ar anaip, ten kiekvienam savo, ten vienas kitas labai sveikuolis, o kitam gal labai gera išgerus litrą degtinės, ar surūkius pakelį cigarečių. Jam šitas yra prasmė, galvo, kitam ten patinka jakete lysti. Nu tai degulent. Jeigu tas jam tai suteikia kažkokį džiaugsmą, kuriam laikui, tai kodėlgi ne. Tai, o sakau, dabar svarbu nepraras galvos. Iš esmės, gyvename mes tokiais, informacijos didžiulios rauto laikais. Viskas tai paviršium, viskas tai praskleista, kad, žmogui reikia kažko įsitverti tiesiog, kad neprapulti. Nes kitaip su visom tom laidom, su čipsais, Coca-Colom ir tokiais filmais kaip Jaunatis ir 212 mes tikrai ateisime, kada nors prakasim gerklę savo artimam žmogui. Gerai, bet šis Coca-Cola, tokie filmai, pokalbiai vonioje, taip, ar teatrui daro įtaką? Kiekviena pop daina tokia bloga. Kam? Teatrui ar daro kokį nors įtaką? Žmogui daro įtaką. Kiekviena bloga daina, kiekviena bloga laida. Bloga tai aš ta prasme, tai ką rodo 90% per visas mūsų televizijas ir šis pasaulio televizijas, tai ką rodo Hollywoodo prodiuseriai mums visiems, tai yra tiesiog didžiuliai vinys kiekvieną mūsų karstą. Rolandai, žinau, šita tema yra nekartą apkalbėta, žurnalistai jau jūsų klausia, bet aptarkime ir mes, skirkime porą ar trejetą, kiek jūs aptarkime, tačiau. Apie jūsų sąmoningą pasitraukimą iš televizijos. Na taip, buvo net keletas laidų, buvo humoro personažai, dviračio šou ir staiga jūs apsisprendėte visiškai išeiti iš televizijos ar ne ir atsiduoti teatrui. Atsiduoti. Kas lėmė šį apsisprendimą? Jeigu prisimenat, yra toks filmas 12 kėdžių. Ten Benderis sako, duočiau snukį, bet Zaratustra neleidžia. Nežinau, kas neleidžia. Galbūt kažkoks tai vidinis navigatorius. Gal neleidžia tie žmonės, kurie gyvena anksčiau už mane. Gal tai kažkoks kūrybos principas. Galbūt dėl to, dėl ko aš mokiausi tos profesijos. Gal dėstytojos dvasia. Bet aš manau, kad kiekvienas gyvenam savo laike, paveldim iš praeities, galbūt ir klaidas kažkokias darai, bet tai kaip ir koks nors gėrimas, vynas ar brendis, jis fermentuojas, jis turi pabūkti ir toks, kad įgautų savo kažkokį tai galutinę kokybę. Taip, kad aš nesigailiu ir tų darbų, tiesą sakant, kurios dariau televizijoje, radijoje. Aš su pilnu rimtumu dirbau ir radijoje, ir televizijoje, ir tie visi darbai iki šiol turi atgarsį ir yra žmonių prisimenami. Taip, kad ta prasme, kad visur, kur tu esi, koks darbas bebūtų, stengiasi atlikti kaip galima geriau, kaip tu išmanai. Todėl stengiausi, bet kad man kažkas sako, kad štai tave televizija išpopuliarino ir tik jos dėka gavai nacionalinę premiją, tai yra tikrai nesąmonė. Man galbūt šituo atžvilgiu televizija labiau pakenkė, nes aš galbūt tą nacionalinę premiją galbūt gavęs gal ir anksčiau šiek tiek. Galbūt ir taip. Įdomus sutapimas, po išėjimo iš televizijos jūs gavote 2007 ir 2008 metais auksinius scenos kryžius, ar ne? Na tai šis teiginys, kad televizija galbūt labiau pakenkė, galbūt ir turi kažkokio logiškumo. Tai kryžiais, ta prasme, kad, kaip čia dabar pasakyti, nežinau net. Taip atsitiko, kad tiesiog esu
kadangi ta nacionalinė premija buvo už paskutinius 7 metus, tai tie paskutiniai 7 metai yra tokie metai, dėl kurių aš nesigailiu. Aš dariau tai, ką aš noriu, ką aš galiu. Tai buvo susitikimai su puikiais autoriais, puikiais režisieriais. Ir dar kartą pasikartosiu, ką esu sakęs vieną Camus mintį, kad reikia didelės drąsos išdrįsti būti savimi. Tai aš galiu pasakyti, kad aš išlieku savimi, o kas nori matyti mane kaip humoristą, kad sako, kad aš tikrai nesu humoristas. Aš tikrai nesu savo prigimtim humoristas, aš esu pesimistas, aš esu galbūt realistas, toksai filosofuojantis keistuolis galbūt. Pas mane viduje esu gana rimties yra daug. Taip, gal yra kažkokia tai spalva, tas man sekasi. Bet tai yra tik tai viena iš mano kaukių, vienas iš tų spalvų galbūt per ryškiai suspindėjusi vienu metu. Ir žmonėm galbūt sunku kartais ten atsiriboti, bet man tas diskomforto nesukelia, tiesą sakant. Man svarbu tai, ką aš darau, man patinka priimti iššūkius, juos realizuoti, surasti įdomius sprendimus, stengtis nesikartoti, sukurti stiprius charakterius scenoje. Man tas įdomu. O tai, kad kažkas nori matyti tave, tai, ką matė anksčiau, tai nežinau, čia jo problema turbūt, nemoka atsiriboti. Ir skaudžiausia, kad būna kai kurie kritikai kartais prikiša kažkokius tai praeities dalykus, ta prasme, kritikas kaip tik turi būti labai objektyvus žmogus ir, nežinau, šiek tiek matyti plačiau, daugiau, matyti pastangas aktoriaus. Bet vis tik tai, kad buvo pastebėtas mano tas principingumas kūrybinis ar kas, tai vis tik reiškia, kad koks aš esu dabar, esu reikalingas. Ir tai yra patvirtinimas, kad einu teisingu keliu, savo kryptim. Užsiminėte apie Albertą Camus, tai natūralu, kad noriu paklausti apie Jonyno spektaklį Kaligula. Kokias galbūt savo savybės atskleidėte pats savo šiame spektaklyje, kuo šis spektaklis aktualus be abejo ir šiandien? Pirmiausia, labai man patinka dirbti su režisieriumi Ignu Jonynu. Mes esam sukūrę tikrai keletą gana tokių įdomių, keistų spektaklių. Ir Kaligula, manau, tikrai buvo vienas iš tų, kurie buvo gana vykęs. Aš negaliu kalbėti apie save, bet režisieriaus sprendimas, pats tokios, kaip sakyt, medžiagos pasirinkimas ir jos nepabijojimas, gana sunkios tokios medžiagos. Ir tas autorius Camus tikrai gana nelengvas. Tai tikrai malonu prisiminti tą laikotarpį ir tą vaidmenį. Ir tai buvo tiesiog vienas iš geriausių mano vaidmenų ir vienas iš geriausių Igno Jonyno darbų. O Kaligulos tema, kad vis tik tai viso pasaulio nepamokysi. Tai yra jautraus žmogaus matančio, kas vyksta aplinkui. Visą tą neteisybę, visą tą apsimetimėjimą kaukės, jo bandymas nuplėšti, stengtis pamokyti. Bet vis dėlto, kaip ir pats Camus rašė, kad kvailas irgi turi būti teisė kvailu, likti kvailu ar pabūti tuo tikru momentu kvailiu, nes galbūt čia irgi jo yra tobulėjimo kelias. Taip, kad ir pabaigoje Camus, mūsų Kaligula ištarė žodį nieko. Stengiausi, kažką dariau, nieko, o vis tiek šalia liko kažkokia kvailystė, tuštuma, akmuo. Taip, kad pyktis, kieta širdis, rimbas dar nieko neįsprendžia. Čia ir kaip sakyti, ir asmenybės tragedija, ir žmogiška drama.
Tikrai buvo labai įdomu kurti spektaklį šitą. Ir dabar įdomu prisiminti. Dabar tiesą sakant, jau keli metai nevaidinama, nes pačiam reikėjo tiesiog atgaminti tą jausmą. Žiūrovai labai gražiai žiūrėdavo, gražiai priimdavo. Gal bus rodomas kažkada Jaunimo teatre? Aš manau, kad jis jau nebus rodomas. Nebus rodomas. Gaila. O gal ir nereikia grįžti prie praeities. Gal palikim taip tokiuose gražiuose prisiminimuose. Apie Stepančikovo dvarą ir jūsų Fomičių Jono Vaitkaus spektaklę. Kas keiščiausia, kad šitas spektaklis buvo sukurtas 98 metais. 98 metais ir štai jau kiek, jau nežinau. Jau 12 metų. Jis vis dar gyvuoja. Žiūrovų būna pilnos salės. Ir visi aktoriai tiesiog manau, kad tikrai su gera nuotaika ir su noru dar eina vaidinti, lygiai kaip ir aš. Man tai yra vienas tiesiog, vienas mėgiamiausių vaidmenų, o spektaklis pats galbūt ir šiek tiek pasikeitė, bet vis tik tai ta tema, kad kažkoks vienas kvailys gali šokdinti aplinkui visus ir visus teplioti savo mėšlų ir visi neprieštarauja, visi žavisi. Čia, man atrodo, ta tema, tas beprotnamis aktualus ir dabar, kad niekas neišdrįsta pasakyti, kad tai, kas blogai, yra blogai. Tai, vat, ir galbūt ir yra ta paslaptis, kad dėl ko tas spektaklis gyvuoja, ta prasme, kad reiškia, dar yra tokių žmonių, yra tokių dvarų, yra tokio dar beprotnamio pas mus. Ir galbūt jis, aišku, ta jo, nors ir spektaklis bus ir pats ir gana, kaip sakyti, sukelia gal kai kam ir daug juoko, bet iš esmės tema gana graudi ir liūdna. Tokių Fomyčių yra daug, o dar liūdniau, kad didelė dalis visuomenės pakenčia tokius Fomyčius. Ar Fomyčių mes sutinkame patriotuose? Aišku, kitokiuose pavidaluose. Tai šios ir noriu paklausti, koks jūsų Napoleonas Šileika? Taip, čia yra irgi veislė tokia, ar tai žmonių, ar tai, nežinau, rūšis, kurie tiesiog keičia pavydalus, keičia savo partijas, įsitikinimus ir jie, aš galvoju, sako, oi, čia mes turim keisti kažką, mes čia turim, jeigu mes nedarysim revoliucijų, tai čia niekas ir nepasikeis, bet kartais žinokit, kad po tų revoliucijų vėlgi valdžia ir tas lovys vėl atsiduria tų pačių praktiškai veikėjų rankose. Štai kas yra, čia kažkoks yra užburtas ratas ir kažkokia baisi formulė. Kad ir vienose barikado pusėse ir kitose, tokių Napoleonų Šileikų, Petrų Veličkų ir Fomyčių yra. Ir tie, kurie buvo baisūs marksistai, komunistai, pasidarė baisūs sąjūdiečiai ir konservatoriai. Ir tokių pavyzdžių tikrai labai daug. Jie dabar ir pakeitė yra ne po vieną partiją. Labai mėgsta dangstyti skambiais žodžiais. Labai susitvarkė savo praeitį, užnugarį, prie jų praktiškai neprikišė, labai vieningi. Todėl, nežinau, tiesiog liūdna, kad taip yra. Bet belieka viltis, kad vis tik tai galbūt nauja karta ar žmonės, kurie praktiškai stengiasi suvokti, kas kliudo gyvenimui, kas kliudo mums normaliai egzistuoti kaip žmonėms, kaip valstybei, kas yra negerai. Stengtis ieškoti priežasčių. Turėkime vilties, kad ateis karta, kurie gal bus kitokia jau. Gal čia yra dar liekanos iš kažkur iš anksčiau. O gal tai jau vėl ateina nauja kažkokia tai nauja generacija. Čia irgi klausimas, nežinau, bet turbūt... Mes iš dalies kažką panašaus, kad... Nežinau, kaip ir gamtoje, jeigu išdygsta kažkas tai gražaus ir naudingo,
Tai prie to augalo priskrenta ir koks nors parazitas, kuris nori pagraužti tą lapą ar tą vaisių. Čia turbūt ir gyvenime taip yra. Politikoje ir visur kitur. Praėjusiais metais jūs sukūrėte monospektaklį Geležis ir sidabras pagal Vlado Šimkaus eiles. Tai gal šiuo metu, šią sekundę turite po ranką kokį nors Vlado Šimkaus posmą, atitinkantį ir atsakantį klausimą, kodėl jūs juos susidomėjote? Tai aš jau turbūt apie Vladą Šimką esu daug ką pasakęs ir daug interviu pridalinta ir ateinančioje knygų mugėje bus iš naujo išleista jo poezijos rinktinė. Džiugu, kad aš nors menka dalim būsiu prisidėjęs prie šito tikrai labai įdomaus, originalaus ir savito lietuvių poeto kūrybos. Galima prisiminti jo eilėraštį turbūt pabaigai. Neverta nusiminti, mano draugė, kad šaltinėliai žolele užauga. Gamta kažkuo atlygins, draugė mano, ir grindinį prasimuša fontanai. Balandis geria, savo žmoną peria, naikintuviuką išperėjo pernai. Iš avižų išauga kulkų derlius, bet krokodilams atrofuojas gerklis. Prasimuša iš biurių gerių gogenai, iš raštvedžių išeina karvedžiai. Tačiau nesistebėkit, draugė mano, jei nerečiau įvyksta atvirkščiai. Kol D'Artagnanas vaikšto sijonuotas, šventa piemenė kardą prisijuos. Tik puodas juokiasi, nes puodas juodas. Juodam nėra pavojaus, kad pajuos. Nėra bailesnio padaro už liūtą. Magdalena į nuodėmę vėl klimsta. Be abejo, pasaulį būtų liūdna, jei pagaliau pamirštume, kad linksma. Šiandien laidoje Švelnūs tardymai svečiavosi Rolandas Kazlas. Turime dar vieną jūsų atsineštą kūrinį. Aha, tai tiesiog staigmena prieš naujusius metus. Gavau puikaus, dėja per anksti iš gyvenimo pasitraukusio aktoriaus Sauliaus Mykolaičio brolio Dariaus dovaną. Sauliaus albumą Nieko nepasakyta. Su malonumu jį paklausiau, prisiminiau Saulių. Tikrai labai gaila, kad toks puikus aktorius, toks puikus žmogus per anksti išėjo, paliko mus ir dėja neteko kartu su juo suvaidinti, nors jautėm tikrai abipusę pagarbą. O šitam albume man labai patiko jo daina Karklė, siūlom ją pasiklausyti ir visiems Opus 3 klausytojams. Sėkmės jums didžiausios. Ačiū. Gerų metų visiems. Bėga vanduo, paskui nespėjo, žirnius į kampą Dievas pasėjo, lubos seniai išnagrinėtos, ištirptos pievos dar neapsėtos. Ištirptos pievos dar neapsėtos. Tiksi į smilkinius laikrodžių šūviai, Bodleras vėl nukelia savo kepurę. Baltos žinutės, juodi skambučiai, melskitės debesis, kad nepražūtume. Melskitės debesis, kad nepražūtume. Ne tik už tave, už visą pasaulį, už vėją raudoną, už mėlyną saulę, už tuos, kur negimė, už tuos, kur išėjo, už tuos, kur laimingais būt nemokėjo. Už tuos, kur laimingais būt negalėjo. Už tuos, kur laimingais būt nenorėjo. Hey! Iš visų galimybių vienos neturėsi. Tai kas buvo brangiausia, apėta lėsiais. Tik maža vėgelytė dar gyvena po akmeniu. Kamufliažas padėsi tik vardu, varčia nebeatmena. Kamufliažas padėsi tik vardu, varčiu, jie nebeatmena. Išvers kišenes, pažiūrėkim, ką turim. Kokie debesis gražus pro skylę kepuriai. Kaip šala vanduo, mūsų karklė pražįsta. Melskimės rudenį, kad nepaklystume.
melskimės rudenį, kad nepaklystume. Ne tik už save, už visą pasaulį, už vėją raudoną, už mėlyną saulę, už tuos, kur negimė, už tuos, kur išėję, už tuos, kur laimingais būt. Ne tik už save, už visą pasaulį, vėją raudoną, mėlyną saulę, už tuos, kur negimė, už tuos, kur išėję, už tuos, kur laimingais būt nemokėjo. Už tuos, kur laimingais būt negalėjo. Už tuos, kur laimingais būt nenorėjo.